Tai yra 12 savaičių arba tiesiog 3 mėnesių edukacinis svorio metimo projektas. Kodėl edukacinis? Dėl to, nes dažnai matau, kad žmonės nusiperka, pavyzdžiui, kokį mitybos planą ar sporto paketą ir panašiai, pasportuoja, pasimaitina pagal tai ir paskui, tarkim, išvažiuoja žmogus atostogauti kitą šalį, kur negalim pats pasigaminti maisto. Arba atsibosta treniruotės ir nori kažko naujo. Ir tada žmogus nesupranta, o ką man daryti, arba o kodėl aš nepasiekiau tikslo. Tai čia ir ateina šitas projektas, kuriame aš noriu ne kuo greičiau, čia tikslas nebus per 3 mėnesius numesti kuo daugiau svorio. Ne, mano tikslas yra, kad jūs visam gyvenimui per šiuos 3 mėnesius išmoktumėt apie savo kūną kuo daugiau. Kodėl auga kūno svoris ir kaip jį mažinti, kaip didinti kūno svorį, pavyzdžiui, kaip pasiauginti sėdmenis, kaip taisyklingai ir efektyviai sportuoti per trumpesnį laiką arba per ilgesnį laiką, kad jūs galėtumėte tai moderuoti paskui toliau savo gyvenime, kaip kokybiškai išsimiegoti, kaip turėti daugiau energijos, kaip siekti daugiau savo gyvenime, apie visus šitus dalykus mokinsimės, dėl to, nes iš tiesų jūs pamatysite, kaip visa tai yra susiję. Tai projektą sudaro kelios sritis. Pirma iš jų yra ta edukacinė sritis, tai yra paskaitos. Jų bus truputėlį daugiau negu 10 ir paskaitos iš tikrųjų visai ilgos. Trumpiausia, man atrodo, yra kokia 20 minučių, ilgiausia gal 5. Tai nemažai laiko joms tikrai reikės, bet galėsite paskaitą, pavyzdžiui, aš taip rekomenduoju paklausyti vaikščiojant arba važiuojant automobilyje ir paskui įdomesnės vietas tiesiog dar kartą klausant susikonspektuoti. Tai paskaitos pradėsime nuo principų apie tai, kaip kūno svoris ir kodėl kinta. Kodėl kažką suvalgant kūno svoris auga, kodėl mažėja, kaip tai koreguoti ir panašiai. Tai yra baziniai principai. Toliau kalbėsim apie miegą, kas yra labai svarbu. Jeigu jūs neišsimiegosite, ir tyrimai tai patvirtina, jūs norėsite daugiau suvalgyti, jūs turėsite mažiau energijos, mažiau treniruotės efektyvos bus ir panašiai. Visos paskaitos, beje, viskas, kas ten bus papasakota, bus nuorodos į tyrimus. Jeigu jūs esat mokslo žmonės, kuo puikiausiai galėsit tiesiog įvesti tą tyrimo nuorodą ir pasiskaityti plačiau. Jeigu bus ne pagal tyrimą, mano klientų praktika, tai taip ir bus paminėta. Tai viskas yra mokslu patvirtinta. Pasimokinsim apie miegą. Miegas yra vienas svarbiausių dalykų, metant svorį ir šiaip tiesiog norint, pavyzdžiui, gražesnės odos, stangresnės odos, ne? Tai yra labai svarbu. Toliau mokinsimės apie mitybą, apie kalorijų skaičiavimą, apie ad libitum mitybą, tai yra mityba be kalorijų skaičiavimo. Visa tai yra labai susiję. Tada mokinsimės apie sportą, treniruotės, apie nuovargį treniruotėse, kaip padidinti motyvaciją tiek ir treniruočių metu, tiek ir bendrai. Tai ir pasikalbėsime, kaip tai yra susiję, kai vienas pavyzdžių yra ir paskaitose, tai plačiau išsiplėsiu, bet, pavyzdžiui, dažniausiai žmonės, kurie daug pasiekia sporto klube, yra raumeningi, pasiekia, jėgos rezultatus tam tikrus, jie dažnai ir pasiekia ir kitose gyvenimo srityse ir tai nėra atsitiktinumas. Tai yra tam tikri dalykai, kuriuos mes galime lavinti. Tai nėra įgimta, kad kažkas gimė ir dabar jisai bus sportininkas ir verslininkas. Ne, šitus dalykus mes galime lavinti. Mes galime lavinti motyvaciją ir discipliną, tai ką mes mėgstame, tai ką mes mokame. Apie visą tai bus atskira ilga 50 minučių paskaita apie motyvaciją. Tai galėsite pagerinti ne tik savo figūrą, savo formas numesti svorio, bet ir tuo pačiu sužinoti, kaip ugdytis geresnius įpročius savo versle ar kažkokiuose hobiuose. Tai viena dalis yra paskaitos, apie papildus dar bus paskaita ir visa kita. Tada jūs dar gausite visą mitybos gidą, tenais bus atskirai suskirstyta į patiekalus, ten bus receptai su aprašymais, su nuotraukomis, sritis bus pusryčiai, pietus vakarienė ir užkandžiai. Tai yra tiesiog pavyzdžiai, ką jūs galite pasigaminti pagal tuos receptus, arba iš paskaitų jūs tiesiog išmoksite, kaip pradėti žiūrėti į savo mitybą, ką įdėti, ką išimti iš savo lėkštės, kad sureguliuotumėt kalorijas, kad tas balansas lėkštėje būtų, norint siekti savo tikslo. Tai paskaita plus receptų visas bukletas. Ir toliau, trečia, aš manau, kad svarbiausia dalis yra treniruotės. Jeigu kažkas nenori mokintis, nenori keisti savo mitybos,
viskas ok, kuo puikiausiai jūs galėsite tiesiog sportuoti, jeigu jūsų tikslas, pavyzdžiui, paprasčiausiai sustiprėti. Galbūt jūs tiesiog nenorite visko daug gyvenime keisti ir norite pradėti nuo sporto savo gyvenime. Super, viskas. Jeigu jūs 3 mėnesius ištisai sportuosite, jūs turėsite labai nerealų pokytį. Ir paskui jūs galėsite jau keistis, mokintis, keisti mitybą ir panašiai. Viskas priklauso nuo jūsų, darysite taip, kaip norėsite, bet treniruotės yra privalomas, jūs turėsite sportuoti, nes kitaip rezultato tikrai jokio nebus. Treniruotės bus 3 lygių, tai yra 3 mėnesių iššūkis ir 3 lygių treniruotės. Pirmo lygio treniruotės bus apie 15 minučių. Ir jos bus 28 kiekvienai dienai, 4 savaitėm. Antro lygio treniruotės bus truputį ilgesnės, apie 20-25 minutės ir jos bus 3 sportuojam dienas, 1 laisvą. Ir taip visas 4 savaitės. Ir trečias lygis yra dar sunkesnės treniruotės, beveik pusvalandžio treniruotės, tai bus 2 treniruotės ir 1 laisva. 2 treniruotės, laisva. Tai nebūtinai reiškia, kad jūs tokiu grafiku ir turite sportuoti, bet jūs galite sportuoti, pavyzdžiui, ypač pirmame lygyje, kai treniruotė yra 15 minučių, jūs galite treniruotės taip sudėtos, kad jūs galėtumėte jas abi sujungti. Jūs galite per vieną dieną padaryti 2 treniruotės arba netgi 3, jeigu turėsit jėgų, abejoju, bet tarkim 2 arba 3 treniruotės, tada pasidarot laisvą dieną ir vėl pasidarot. Tai galėsite treniruotės sujungti. Ok, tai labai daug kalbu, dabar tiesiog neriam į Facebook'o grupę, viskas bus sukelta į Facebook'ą. Aš parodysiu praėjusio iššūkių grupės Facebook'ą, kaip viskas atrodo, dėl to nes viena merginų grupė visai neseniai šitą iššūkį baigė. Tai keliamės į Facebook'ą. Pavyzdys, taip, čia 2 ir laisva, vadinasi, čia yra 3 lygio treniruotės. Įjungsiu tiesiog vieną paskaitą. Vieną paskaitą pasižiūrėkime, kaip atrodo. Taip. Paskaita. Aš šone kalbu ir nuorodas į mokslinius tyrimus, tam tikri aspektai galėsit pasigilinti, jeigu reikės plačiau, bet paskaitos tikrai pakankamai plačios ir aiškios. Ok, tai paskaitos, bus daug paskaitų, čia tik tai 1 lygio paskaitos ir tada treniruotės. Visos treniruotės yra nufilmuotos su Lina, kai aš vedu jai treniruotės, todėl treniruotės bus garantuoju daug aiškesnės. Tai yra, jūs girdėsite, kaip aš aiškinu Linos klaidas ir bus daug lengviau jums sportuoti, bus to pačiu ir motyvacija, kai kitas žmogus sportuoja kartu su jumis. Ok, tai treniruotės. Ir, kaip ir minėjau, čia, pavyzdžiui, 3 lygis yra, tai yra 2 treniruotės ir tada laisva. Ir per laisvą jūs gausite įvairias treniruotės, pavyzdžiui, čia yra mankšta nugarai, galbūt kam nors skauda nugarą ir turėsite tiesiog papildomai mankštą, kada galėsite ryte atlikti tam, kad neskaudėtų juosmens. Tai va, tai visa tai pas jūs šitaip ir atrodys. Ir mitybos gidas, kaip ir sakiau, bus atskirai pusryčiai, pietus, vakarienė ir užkandžiai, taip tarkim, pietus, vakarienė, trumpas aprašymas ir čia bus receptų. Tai va, su nuotraukomis, su aprašymais, dar biškį patarimų bus, kalorijos, baltymai, viskas bus paskaičiuota, galėsite pasirinkti arba šiuos patiekalus, arba bet ką norėsite. Tai va, tiek norėjau parodyti. Be abejo, mes, kadangi būsime kartu Facebook'o grupėje, tai susikursime ir Messenger'e chatą, kur visos jūs merginos būsite prisijungusios. Tenais būsiu aš ir Lina. Lina yra moterų coacherė ir jinai užsiema alternatyvę terapiją, todėl jinai bus mūsų iššūkė tokia kaip, psichologė truputėlį, padės jums su motyvacija, galės atsakyti jūsų bet kokius klausimus. Aš būsiu už tą techninę dalį atsakingas, už treniruotės, už mitybą, o Lina galės truputėlį jūs, paterapinti, jeigu reikės, pamotyvuoti, atsakyti kažkokius dalykus. Ir dar ko nepaminėjau, tai bus viena paskaita ir Linos apie baimės ir įsitikinimus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra įsitikinęs, kad aš esu negražus, aš esu negraži, aš nenumesiu svorio niekada, mano tokia genetika ir panašiai, tai tie įsitikinimai labai lemia mūsų gyvenimo pasirinkimus. Ir Lina parodys praktiką, kaip tuos įsitikinimus keisti, toks yra jos darbas, jinai jau daug metų tai dirba su moterimis. Tai va, tai turėsime chatą, grupę, kur mes kalbėsimės, atsakysiu jūsų klausimus, diskutuosim, pamotyvuosim vienas kitą ir Lina irgi galės padėti pasikalbėti. Tai va, tikiuosi
viską papasakojau, ką norėjau.